Taigi, šiandien mūsų tema yra Eucharistija, gyvybės duona. Eucharistija, gyvybės duona. Toliau gilinamės į sakramentus, į slėpinius. Šitas 4. paskutinis katechumenato laikotarpis tam ir skirtas, gilinimus į slėpinius, mistagogijai. Praeitą kartą žvilgtelėjome į krikšto slėpinį ir dabar žvelgiame į Eucharistiją. Senajame testamente yra užuominos Eucharistijos, kaip ir kitų sakramentų. Senajame testamente yra vadinamieji pirmavaizdžiai. To, kas vėliau išsipildo Kristaus ir bažnyčios gyvenime. Ir štai Senajame testamente, visi gerai prisimenate, yra toksai atvejis, kai Izraelis dykumoje maitinosi mana. Keista ir netikėta duona iš dangaus krentanti ir žmonės maitinasi gana ilgai. Mana maitinasi. Vienas iš tokių pirmavaizdžių. Kitas pirmavaizdis yra Izraelitai, išeidami iš Egipto, valgo neraugintą duoną. Neraugintą duoną Paschos vakarienėje, prieš pat išeinant iš Egipto, valgoma yra kita užuomina. Kitas toksai reiškia pirmavaizdis, kuris iškelia daug klausimų. Ir vėliau tie klausimai atsakomi. Labai daug kas krikščionybėje šventajame rašte, bendrai paėmus, yra kaip mozaika, kur Senajame testamente pradedama dėlioti mozaiką ir ne visai aišku. Ir Kristuje ir bažnyčios gyvenime yra užbaigiamas. Arba puzliukas. Žinot, vaikai tuos puzlius dėlioja. Reikia, mozaika tokia vaikiška. Tai tas pats. Reiškia, pradedi dėlioti ir lyg tai vaizdas matosi, lyg tai dar ne visai aiškiai ir daugybė dalykų Kristuje užsibaigia. Ką pats terminas Eucharistija reiškia? Yra graikiškas žodis, Eucharistija, kas reiškia dėkojimas. Eucharistija yra dėkojimas. Ir Eucharistija yra tai, ką mes katalikai dažniausiai sutapatinam teisingai su šventom mišiom. Šventos mišios. Šventose mišiose mes švenčiame Eucharistiją. Mes šventų mišių būdu, forma, mes švenčiame dėkojimą Eucharistiją. Pats žodis šventos mišios yra lotyniškas žodis, misa, misijo, ir tas žodis yra susijęs su siųsti, misija, būti pasiųstam, siuntimas. Ir kai kas prisimenate lotyniškas mišias, kurios užsibaigdavo žodžiais ite missa est, kurias išvertus verčiame į lietuvių kalbą kaip eikite mišios baigtos, bet taip pat tikslesnis vertimas ite missa est, tai ką mes įpratę girdėti kaip eikite mišios baigtos, prasme išvertus būtų eikite, esate siunčiami į misijas, siunčiami savo kasdienybėje įgyvendinti tai, ką jūs šventų mišių metu patyrėte, priėmėte. Čia labai irgi svarbu mums katalikams krikščionims ta misijos prasmė. Mišios nesibaigia su kunigo palaiminimu, mišios turi tęstis, mūsų gyvenimas turi pratęsti mišias. Dabar tam, kad mes galėtume giliau žvilgtelėti į Eucharistijos slėpinį, noriu su jumis atidžiau pažiūrėti į vieną pokalbį tarp Jėzaus ir minios. Jėzus šitai temai skiria pakankamai daug dėmesio. Eucharistijos temai, gyvybės duonos temai ir tie, kurie skaitote Evangeliją, šitą pastebėjote. Ir štai vienoje situacijoje, kur Jėzus padaugino duoną ir jo klausytojai, pakankamai didelį kelių tūkstančių žmonių minę, pasisotino, pavalgė, turėjo labai malonų pikniką prie ežero, kur buvo galima veltui pasivaišinti. Po to pikniko, po to duonos padauginimo ežero pakrantėje, dideli būriai žmonių Jėzų tiesiog persekiojo, ieškojo jo. Ir praėjus po to pikniko keletui dienų, jį susiranda ir prasideda pokalbis tarp jų. Labai neįpareigojantis, paprastas pokalbis tarp Jėzaus ir tų susidomėjusių žmonių. Jie yra geranoriški, jiems daugybė klausimų yra ir dabar štai vyksta pokalbis. Ir aišku, jie tikisi gal dar kartą Jėzus duonos padaugins, čia labai šansas ir tam yra.
Ir žiūrėkite, aš skaitysiu ištraukas iš Jono Evangelijos 6 skyriaus. Dauguma iš jūsų turite jau Evangelijas ir labai gerai būtų štai šituo Velykų laikotarpiu tą 6 skyrių savo atidžiai ir ramiai persiskaityti, pamąstant ir pasimeldžiant. Tai aš gabaliukus skaitysiu iš to. Taigi tam tokiam draugiško pokalbio, neformalaus ir neįpareigojančio pokalbio kontekste apie duoną, apie ką tik padaugintą duoną, žmonės susidomėję, Jėzus sako: plušėkite ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jo duos jums žmogaus sūnus, kurį tėvas Dievas savo antspaudu yra pažymėjęs. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Pabandykime įsijausti į anų klausytojų kailį, į jų vaidmenį, tą buvimą jų ir pabūti jų vietoje. Jie yra tiesiog paprasti žmonės ir dabar jie kalbasi su šituo Jėzumi iš Nazareto, kuris ką tik padaugino duoną, ir štai kai jisai sako: plušėkite ne dėl to maisto, kurį suvalgome ir jisai geras, bet iš jo daugiau naudos nėra. Rūpinkitės tuo maistu, kuris išlieka amžinajam gyvenimui. O ar norėtumėte maisto, kuris išlieka amžinajam gyvenimui? Jo duos jums žmogaus sūnus. Tas Naujam testamente besikartojantis frazė žmogaus sūnus, kuri reiškia taip pat ir aš. Dievo duona nužengia iš dangaus ir duoda pasauliui gyvybę. Ar nenorėtumėte? Žiūrėkime, kokia klausytų reakcija. Susidomėjimas. Tada jie ėmė prašyti: viešpatie, duok visuomet mums tos duonos. Norime, duok. Jei galima, dabar. Ką Jėzus sako? Pagalvokim, ką jis galėtų sakyti šitoje vietoje. Ką galėtume mes kaip klausytojai, mes ten tą minę ir mes turbūt tikimės, kad vėl bus stebuklas duonos padauginimo. Jėzau, duok. Jėzus atsakė: aš esu gyvybės duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Šitas žmogus, šalia stovintis, štai ką sako: kas ateina pas mane, niekuomet nebealks. Ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. O kur duona? Mes norėtume duonos, Jėzau. Žiūrėkite, kokia klausytų reakcija. Sutrikę. Žydai ėmė murmėti, kad jis pasakęs: aš duona nužengusi iš dangaus. Kaip čia dabar, Jėzau? Jie sakė: argi jis ne Jėzus, Juozapo sūnus? Argi mes nepažįstame jo tėvų ir motinos? Kaip jis gali sakyti: aš esu nužengęs iš dangaus? Žmonės, kas čia dabar? Jie tikėjosi, vėl turėti smagų, malonų pasivaišinimą, o Jėzus sako: aš esu gyvybės duona. Nesupratom, neaišku mums. Jėzus jiems atsakė: liaukitės tarpusavyje murmėję. Ir ką dabar vėl pabandykime įsijausti ir galvoti, ką jis turbūt pasakys. Šitas rabinas, šitas mokytojas iš Nazareto, ką jisai turbūt pasakys. Sakė: liaukitės murmėję, netaip supratote. Ir ką jisai sakys? Turbūt jisai sakys: taip, aišku, aš nesu duona. Kokia aš duona? Aš Jėzus. Duona yra tai, ką mes valgome. Ir tikriausiai jis padaugins duoną. Ne? Liaukitės tarpusavėje murmėję: aš esu gyvybės duona. Jūsų tėvai dykumoje valgė maną ir mirė. Ta įvykį įvykusi prieš maždaug 1300 metų nuo Jėzaus laikų, jisai primena savo klausytojams ir sako: jie valgė maną ir mirė. O štai ši duona yra nužengusi iš dangaus, kad kas ją valgys, nemirtų. Ar nenorėtumėte? Aš norėčiau. Aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Skamba įspūdingai. Ar norėtumėte? Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas. Kaip suprasti? Dar iki tol, kur Jėzus sakė: aš esu duona, aš esu gyvybės duona,
nu tada kažkaip tai galbūt jisai turi minty kažkokią tai perkeltinę prasme, tam tikrą simbolinę prasme ar kažkaip tai kitaip. Nu bet jau šita frazė, tai atsiprašau. Mano kūnas už pasaulio gyvybę. Klausytojų reakcija. Stebėkite, bandykime įsijausti. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti, kaip jis gali duoti mums valgyti savo kūną. Pasipiktinę esame tiesiog. Tiesiog neaišku, visiškai nesusipratimas. Nu, čia kažkas per daug. Jėzus jiems kalbėjo. Turbūt Jėzus šito vietoj ir paaiškins, kad jisai turėjo mintyje simbolinę, perkeltinę, poetinę prasme, nu jokių būdų netiesiogiai, nes negi dabar mes turime čiupti ir atsikasti, reiškia Jėzaus tiesiog, sako, kūnas mano, tai negi dabar mes valgysime Jėzų. O Jėzus jiems kalbėjo. Iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Nežinau. Turbūt sekanti frazė kažkaip padėtį paaiškins ir suminkštins ir taps viskas aišku. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Jėzus atrodo, kad nesiruošia žengti atgal. Kiekviena sekanti frazė yra dar sunkinanti padėtį. Jis dar aštriau ir tiesmukiau sako, mielieji, jeigu nevalgysite mano kūno, viskas. Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra gėrimas. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Kaip mane yra siuntęs gyvasis tėvas ir aš gyvenu per tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens per mane. Turėtų būti visiškas suirutė klausytojų tarpe. Aiškia, šitas mokytojas sako žodžius, kuriuos, faktiškai neįmanoma klausyti, ką jisai sako. Žiūrėkime, kokia klausytojų reakcija, ogi tokia ir yra. Tai išgirdę daugelis jo mokinių sakė, mokiniai ne šiaip smalsuoliai, kurie tik tai už dyką turėjo, reiškia, puotą, bet jo mokiniai, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Šitą frazę išvertus į paprastą kasdienę kalbą būtų galima ją pasakyti šitaip, kas čia per nesąmonė. Atsiprašau, to net klausytis neįmanoma. Tai yra per daug. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Žmonės tiesiog nusigręžė nuo Jėzaus dėl šitų žodžių. Jėzus kreipėsi į apaštalus ir kreipėsi į mane ir į jūs, mus čia visus, kad mes šituos žodžius priimtume labai rimtai. Nes matėte, jisai labai aiškiai, nedviprasmiškai, tiesmukai sako, mielieji, jeigu nevalgysite mano kūno ir negersite mano kraujo, amžinojo gyvenimo jums nematyti. Taškas. Labai aišku žodžiai. Ir leiskime tiem žodžiams mus sukrėsti. Jie yra sukrečiantys. Ir aš specialiai, noriu tą dinamiką, kad jūs kreiptumėte dėmesį. Jeigu tuos žodžius rimtai priimame, tai esame atsidūrę prieš labai didelį pasirinkimą. Arba tai, ką šis žmogus šneka, yra visiškos nesąmonės ir protingam žmogui nėra ką klausytis čia, arba čia yra labai labai svarbi paslaptis. Ir dabar, ką aš renkuosi? Nėra lengva šituos žodžius taip lengvai numuilinti ir sakyti, tai, kaip sakant, čia ne taip svarbu, pasirimkim kitų švento rašto vietų, gal yra man labiau jos aktualios šiandien, gal ir yra. Bet šitie žodžiai yra, neišvengiami. Tai, kai jisai sako, yra galimybės lieka tik tai dvi. Arba čia yra tikrai kažkas labai didingo ir svarbaus, arba čia nėra ką klausyti ir gaišti laiką. Eikim pasiklausyti rimtesnių pamokslininkų. Jėzus paklausė 12, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras, kaip ir paprastai jisai daro visų apaštalų vardu,
kaip apaštalų vadovas, atsako. Ir dabar jo atsakymę tikriausiai išgirsime didžiulį tikėjimą ir visišką aiškumą, ir jiems viskas aišku, ir jie sako, Jėzau, mes iš tavęs tik to ir tikėjomės, mums viskas aišku, mes suprantame. Tikriausiai ir paaiškėjo, kad ne. Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tu vienintelis. Mes, kadangi tikime tavimi, tai mes šitą tavo mokymą apie Eucharistiją priimame, nors jinai mums visiškai neaiški. Tas mokymas yra visiškai neaiškus. Mums kilo daug sumaišties ir neaiškumo. Ir tik tai todėl, kad mes pasitikime, kad tu turi vienintelis amžinojo gyvenimo žodžius, mes liekame su tavimi čia. Tas mokymas įvykęs Jėzaus viešojo gyvenimo kažkur tai viduryje, eigoje, apaštalų tikriausiai nepaliko jų minčių ir kėlė neaiškumą ir klausimų ir diskusijų kėlė ilgą laiką. Ir Jėzus daugybę dalykų, kaip ir įprasta savo viešosios veiklos metu, jisai kai ką paaiškina, bet daug ir nepaaiškina. Ir jisai prie šitos temos išsamei daugiau nesugrįžta. Jisai ją palieka. Išskyrus artėjant Velykoms, artėjant tam svarbiausiajam tridieniui, 3 Kristaus paskutinės buvimo dienos su mumis, didžioji savaitė, tas laikas, kai jisai sudeda paskutinius taškus ant į tos dienos. Didįjį ketvirtadienį, paskutinės vakarienės metu, išsipildo tai, apie ką Jėzus mokė Jono Evangelijos 6 skyriuje. Jėzus įsteigė Eucharistiją. Švęsdamas su savo mokiniais žydų paschą, išėjimo iš Egipto paminėjimą, kaip žydai per 1300 metų kiekvienais metais šventė, Jėzus padaro tai, kas viršyje paschą ir išpildo ją. Ir tada mokiniai be abejo prisimena jo mokymą sakytą po duonos padauginimo apie Eucharistiją. Be vakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną sukalbėjo palaiminimą, ją laužė ir davė mokiniams tardamas. Vėl pabandykime save įsivaizduoti tų mokinių tarpe. Mes jau girdėjome tą mokymą apie gyvybės duoną ir dabar mes girdime štai kokius žodžius. Vėl bandykime save vaizduotėje paskutinės vakarienės menėje įsivaizduoti, aukštutinėme kambaryje. Ir Morkaus Evangelija mums pateikia tokį vaizdą. Jėzus ima duoną ir sako, imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, sukalbėjo padėkos maldą, davė jiems ir visi gėrė iš jos, o jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Šitoj vietoj įvyksta tai, apie ką Jėzus buvo kalbėjęs Jono Evangelijos 6 skyriuje. Čia išsipildo. Paskutinės vakarienės metu Jėzus įsteigia švenčiausiai sakramentą, jis įsteigė Eucharistiją ir liepia tai daryti. Lukas pateikia dar vienus Kristaus žodžius, tai darykite mano atminimui. Jisai liepia šitą patį veiksmą, tą patį daryti ir toliau. Kiekvienose šventose mišiuose įvyksta tai, kas įvyko paskutinės vakarienės metu. O kasgi įvyko paskutinės vakarienės metu? Kai Kristus laužė duoną, sakė, tai yra mano kūnas. Ėmė taurę vyno, sakė, tai yra mano kraujas. Duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju. Virsta Eucharistija. Kūnu ir krauju. Vėlgi, žiūrėkime į save. Ne. Kokia mano reakcija į tai, kaip aš į tai reaguoju. Lyginkime savo reakciją su tų klausytojų, kurių ką tik tai girdėjom reakcijomis. Taip, paskutinės vakarienės metu
duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju. Bet gal čia tokia perkeltinė prasme, tokia simbolinė, poetinė, tam tikra prasme. Mes tiesiog prisimename Kristų ir duona ir vynas primena mums jį ir reiškia ir čia tokia poezija galbūt. Argi, prisiminkime Jono 6 skyrių. Jėzus kalbėjo labai labai aštriai ir labai griežtai. Sakė, jeigu nevalgysite mano kūno ir negersite mano kraujo, jūs neturėsite savyje gyvybės. Jis nesakė, kad jeigu nevalgysite duonos, kuri primins jums mane tam tikrą simbolinę poetinę prasme ir negersite vyno, kuris jums kažkokiu tai būdu primins mane, tai tada jums bus striuka ir amžino gyvenimo bus sunku pasiekti. Jis to nesakė. Jis kalbėjo labai labai aštriai ir labai griežtai tuo klausimu. Ir tiesiog, kai aš skaitau Jono 6 skyrių, tai tiesiog kiekviena jo frazė yra sekantis smūgis mano pasimetimą didinantis. Jisai, reiškia, ryžtingai, žingsnis po žingsnio palieka mane prie visiškai pasimetusi. Ir nelieka man galimybės pabėgti į kažkokią tai tokią saugę, racionalizuotą, tam tikrą simbolinę prasme, reiškia, padėtį. To nepalieka jisai to paprasčiausiai. Klausimas, kaip tai yra įmanoma? Kaip tai yra įmanoma, kad tai, ką mes švenčiame paprasčiausiose kaimo bažnytėlės mišiuose, tai atkartoja didžiojo ketvirtadienio paskutinės vakarienės įvykius, kaip tai gali būti. Prie ko čia mes, Lietuva, provincijos bažnytėlė ir Jeruzalės paskutinės vakarienės kambarys. Taip, tai atkartoja. Dievui nėra neįmanomų dalykų, jisai liepė tai daryti jo atminimui ir ten, kur tai yra daroma jo atminimui, įvyksta tas pats, kas įvyko ir paskutinės vakarienės metu. Tam, kad paaiškintų šitą slėpinį, krikščionys naudoja terminą esmėkaita. Tai yra filosofinis terminas esmėkaita lietuviškai arba lotiniškai transsubstanciacija. Tai reiškia substancijos perkeitimas arba esmės perkeitimas. Turiu truputį paaiškinti tai, kas tai yra. Daiktai, filosofai, reiškia filosofinis žvilgsnis į daiktus, sako, daiktai turi savo tam tikrą esmę, substanciją ir išoriškai matomus pasireiškimus. Juos vadina tokiu filosofiniu terminu aksidensai. Yra substancija ir yra aksidensai. Substancijos mes tiesiogiai negalim patirti, mes patiriam aksidensus, tai kas išoriškai matoma, jaučiama, prieinama mūsų juslėms ir tyrinėjimui. Pats paprasčiausias pavyzdys būtų vanduo, vandens substancija, o aksidensai gali būti labai įvairūs. Pavyzdžiui, dujos, garai, skystis, vanduo ir kietas. Aksidensai išoriškai tai, ką mes patiriame, gali būti skirtingi, o substancija lieka ta pati. Ir daugybė daiktų, panašiai kaip vanduo gali, reiškia, substancija lieka ta pati, o aksidensai keičiasi. Tai va, sako bažnyčia, šitoj vietoj mes turime priešingą veiksmą. Aksidensai lieka tie patys, o substancija pasikeičia. Duonos ir vyno substancija tampa Kristaus kūnu ir krauju, o išoriniai pasireiškimai, tai, ką mes matome išoriškai, lieka tie patys. Paaiškinimas reiškia tai, kas įvyksta tos esmėkaitos substancijos. Ir tai, kas ir toliau atrodo kaip duona ir vynas, skonis, kvapas, visos fizinės, cheminės savybės išlieka tos pačios, nes, matote, fiziniams ir cheminiams tyrimams yra prieinami tik aksidensai, substancija ne. Tai jau nėra duona ir vynas. Tai yra Kristaus kūnas ir kraujas ir ne šiaip Kristaus kūnas ir kraujas, bet gyvo, prisikėlusio Kristaus kūnas ir kraujas. Tai reiškia, jisai yra gyvas, jisai yra visas pilnas Jėzus, tikras Dievas ir tikras žmogus, pasislėpęs už duonos ir vyno pavidalų. Tai, kas savo pavidalais yra duona ir vynas,
savo esmėje jau yra ne duona ir vynas, bet Jėzus Kristus, tikras, gyvas, prisikėlęs Jėzus Kristus. Kaip tai įvyksta? Mišių metu kunigas kviečia šventąją dvasią, šventosios dvasios galia ir kartoja Kristaus žodžius, tuos Kristaus žodžius, kuriuos jisai sakė paskutinės vakarinės metu. Tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Kunigas sako šituos konsekracijos žodžius ir perkeitimas įvyksta. Taip, kaip jisai įvyko paskutinės vakarinės metu, taip jisai įvyksta ir eilinių šventų mišių metu. Kunigas, kuris veikia Kristaus asmenyje, švęsdamas sakramentus, kunigas save paskolina Kristui. Kristus švenčia sakramentus per kunigą, per kunigo veiksmus, per kunigo žodžius ir Kristus kalba ir veikia. Ir štai tada įvyksta tas pats, kas įvyko paskutinės vakarienės metu. Visas gyvas Jėzus yra čia. Kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Perkeistos duonos ir perkeisto vyno pavidalu. Jisai yra čia. Visas Jėzus yra kiekviename mažiausiame gabalėlyje duonos konsekruotos arba vyno konsekruoto. Mažiausiame lašelyje yra visas Jėzus Kristus, kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Jis yra tenais. Šventose mišiose nekruvinų būdu yra sudabartinama Kristaus kryžiaus auka. Kristus nemiršta iš naujo, bet tai, kas įvyko didįjį penktadienį, tai, ką Jėzus šventė didžiojo ketvirtadienio paskutinės vakarienės metu ir įvyksta didįjį penktadienį, tai yra sudabartinama kiekvienose šventose mišiose. Ne iš naujo Kristus aukojasi, bet tai, kas įvyko vieną kartą, yra padaroma mums, atnešama iki mūsų čia ir dabar. Šventos mišios yra kelionės laike ir erdvėje mašina. Erdvė, toks reiškia nukeliavimas erdvėje ir laike. Mes esame nugabenami į didžiosios savaitės įvykius, į tenais, kur tai vyko, ir mes mišiose pastovime ir po Kristaus kryžiumi ir dalyvaujame paskutinės vakarienės šventime. Tai yra sudabartinama nekruvinų būdu. Tai, kas įvyko vieną kartą istoriškai kruvinu būdu. Su Kristaus auka dalyvaudami šventose mišiose mes galime vienytis ir būdami jo mokiniai ir jo sekėjai ir krikštu tapę jo mistinio kūno nariai, mes galime ir save kartu su Kristumi aukoti. Šventų mišių metu su Kristaus auka aukojame tėvui savo gyvenimus, savo gyvenimo įvykius ir mes esame savo gyvenimo įvykių kunigai. Bendroji pakrikštytųjų kunigystė aukojame kartu su Kristaus auka mišiose ir save. Šio sakramento malonės, kokios yra, švęsdami šį sakramentą, dalyvaudami ir priimdami komuniją, tuoj aptarsiu komunijos priėmimą, mes visų pirma tvirčiau susivienijame su Kristumi. Kristus esantis su mumis daugybėje pavidalų, daugybę būdų Jėzus yra su mumis. Prieš žengdamas į dangų, Kristus sako, ir aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos, jisai pasilieka su mumis. Neregimų būdu Kristus yra daugybėje formų. Kai mes skaitome šventą raštą, kai mes meldžiamės, kai 2 ar 3 susirenka Kristaus vardu, jisai yra jų tarpe, Kristus yra vargšuose, kenčiančiuose, Kristus yra sakramentuose ir ypatingų būdų jisai yra Eucharistijoje. Eucharistijoje vienintelis būdas, kurioje Kristus yra su mumis materialiai. Jisai yra materialių pavidalų. Duonos ir vyno materialių pavidalų, reiškia pavidalai šiais, jisai prisidengęs ateina pas mus į šventas mišias ir priimdami komuniją mes su juo susivienijame. Ir Eucharistija yra mūsų dvasinė gyvybė. Taip kaip fizinis maistas stiprina mūsų fizinį kūną, materialų į kūną, taip Eucharistija yra mūsų dvasinis maistas, dvasinė gyvybė. Eucharistija mus atskiria nuo nuodėmės.
Priimdami Eucharistiją mes esame atskiriami nuo nuodėmės. Kaip? Mums atleidžiamos lengvos nuodėmės, Eucharistija, ir mes esame saugojami nuo sunkių nuodėmių. Aišku, mums laisva valia lieka ir jeigu mes tą laisvą valią panaudosime pasirinkimui sunkios nuodėmės, mes tą galime. Bet Eucharistija saugo, padeda mums išvengti, bėgti nuo sunkios nuodėmės. Ar sakiau jums tokią labai man patikusią frazę? Vienoje knygoje perskaičiau. Kai susidursi su pagunda, būk drąsus, bėk. Nežinau kaip jums. Man tas padeda. Reikia daug drąsos laiku pabėgti. Taigi, Eucharistija atleidžia lengvas nuodėmes ir saugo nuo sunkių. Eucharistija ugdo Kristaus mistinio kūno bažnyčios vienybę, nes visi priimame tą patį Kristų. Kristus yra visuose mumyse, tas pats Kristus. Gyvas, prisikėlęs, vienintelis Kristus yra visuose mumyse. Ir man kartais būna taip mišiuose, aš pagalvoju, štai priimdamas komuniją, aš esu suvienijamas labai artimai su visais šitais žmonėmis. Ir tada aš pajaučiu, kaip čia pasakius, ar aš norėčiau su jais susivienyti, ar man jie, kaip sakant, kai kurie iš tų žmonių pakankamai nesimpatiški ir aš visai nenorėčiau su jais nieko bendro turėti. Ir štai Eucharistijoje yra laužomi mano visokiausi pasipūtimai, visokiausios simpatijos, antipatijos ir kiti dalykai. Eucharistija suvienija mus labai artimai. Eucharistija yra dangaus pradžia. Eucharistijoje mes jau turime šansą pradėti ragauti tos dangaus vienybės, tos ekstatinės vienybės, kuri dangoje bus begalinis džiaugsmas. Eucharistija yra to pradžia ir prisimenate, kaip ir visi sakramentai, jie duodami suzipuotų pavidalu. Ar aš jį išzipuosiu, priklauso nuo manęs. Ir paskutinė šio sakramento malonė, kurią noriu paminėti, yra Eucharistija mus įpareigoja vargšų atžvilgiu. Priimdami Eucharistiją mes esame labai stipriai įpareigojami išėję iš mišių vykdyti misiją. Reiškia, esate siunčiami į misiją. Ir labai svarbi misijos dalis yra tarnauti Jėzui vargšuose. Jisai sakė labai kietus žodžius šiuo klausimu. Ką padarėt vienam iš mažiausiųjų brolių, man padarėte. Aš buvau alkanas, aš buvau ištroškęs, aš buvau nuogas ir jūs mane aprengėte. Kur? Mažiausiuose broliuose. Tai Eucharistija mus labai stipriai kreipia ir įpareigoja Kristų atpažinti ir jam tarnauti daugybėje kasdienių gyvenimo situacijų. Nebūtinai visi taps socialiniais darbuotojais, kai kurie gal taps, bet visi mes susiduriam kasdien su kenčiančiu, pavargusiu, nuliūdusiu Kristumi. Ir tas nuliūdęs Kristus ir kenčiantis gali būti Maksimos pardavėja, kuria jau 8 valandos darbo ir jau jai viskas galva sukasi ir malonus padėkojimas jai gali būti labai rimtas pagalba vidinė. Taigi, Eucharistija įpareigoja mus. Komunija. Šventų mišių metu, jeigu tik tai galime, visą laiką priimame šventąją komuniją. O tam, kad galėtume priimti šventąją komuniją, turime būti be sunkios nuodėmės, lengvas nuodėmės mišių metu, apgailime ir atsiprašome ir tinkamai tam nusiteikę. Reiškia, yra eucharistinis pasninkas, 1 valanda nevalgyti ir negerti iki komunijos, ne iki mišių pradžios, bet iki komunijos 1 valanda. Tai tikrai nėra daug ir kartais kyla žmonėm klausimam, bet kam to reikia? Ogi daug yra priežasčių, bet viena man labai veikia, tai aš ją pasidalinsiu, kodėl manau, kad yra svarbu. Einu per savo kasdienybę gana įtemptų darbo ritmu ir aš stengiuosi nueiti mišias ir šiokiadieniais, ne tik sekmadieniais, ir ta darbo diena pakankamai prikimšta
Ir mišios įsirikiuoja kaip dar vienas dalykas tarp kitų, tarp skambučių įvairiausių, elektroninių laiškų ir visa kita, dar reikia greit, spėti į mišias nubėgti. Ir yra pavojus, kad šventos mišios bus užgoštos ir pasimes kaip dar vienas reikalas, dar vienas dalykėlis tarp visų daugybės. Ir tada, aš tiesiog prabėgdamas dar į mišias tenais, staigiai. Ir tada jų reikšmė bus pamesta. Ir eucharistinis pasninkas mane truputį taip krestelė ir sako, stop, palauk, čia vyks kažkas svarbaus, pagalvok apie tai. Ir aš tokiu fiziniu būdu, kadangi esu kūnas, tai fiziniu būdu aš esu truputį taip krestelėjimas. Ir tai labai gerai. Tokiu būdu aš suprantu, kad čia yra ne šiaip savo dar vienas darbas tarp mano užkimštos darbo dienos, bet čia yra tai, kas duoda prasme visiems mano darbams ir apskritai visam mano gyvenimui. Čia yra kažkas tai visiškai kito, visiškai kitokio. Ir tas minimalus eucharistinis pasninkas, 1 valanda yra tikrai labai nedaug, nes pačios mišios trunka paprastai, pusvalandį, net kartais ir daugiau gerokai, valandą, yra nedaug. Bet tai padeda man budrumą tokį reiškia, čia ne šiaip, čia ne tavo dar vienas reikaliukas. Komunijoje sakramentiniu būdu mes valgome Kristaus kūną ir geriame jo kraują, jeigu priimame abiem pavidalais, jeigu priima vienu pavidalu, tai tada valgome eucharistinę duoną, konsekruotą duoną, tai kas atrodo kaip duona, o yra Kristus, kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Ir aš nežinau, kaip jūs jaučiatės. Mes valgome Kristaus kūną. Ar gerai? Ir žinot, kodėl čia nėra kanibalizmas? Kodėl čia nėra žmogienos valgymas? Todėl, kad Jėzus yra gyvas ir prisikėlęs. Jis yra gyvas ir mes valgome jo kūną, bet ne mirusio, ne žmogieną valgome, o priima visą pilną Kristų, kurio nedalina ir nežeidžia nei laužymas, nei kramtymas, jo nesuardo Kristaus. Jisai yra asmuo, prisikėlęs, jam neturi galios, jokie laužymai, mirtis neturi galios jam. Ir priimdami duoną, valgydami duoną, mes priimame visą Jėzų Kristų. Tai nėra kanibalizmas. Priėmę komuniją, dėkojame Jėzui, pasikalbėkime. Priėmę komuniją, kol eucharistiniai pavidalai, kol duonos ir vyno pavidalas išlieka, vėliau suvirškinami tie pavidalai yra paprasčiausiai, bet kol tie pavidalai išlieka, Jėzus yra mumyse materialiu pavidalu. Jisai yra gyvas, prisikėlęs Jėzus, kūnas ir kraujas, siela ir dievystė, visas pilnas Jėzus yra manyje, duonos ir vyno pavidalais. Tai yra unikalus šansas pasikalbėti su juo, pabūti su juo, atsiprašyti, paprašyti pagalbos, atiduoti jam savo gyvenimo sunkumus, prašyti išgydymo, prašyti, kad kiti būtų palaiminti. Tai šitą momentą, kai priimame komuniją, tiesiog pabūkime susikaupę maldoje gilioje, jeigu reikia atsiklaupiame, jeigu skauda kojas ar nugarą, užimame kitą tinkamą maldai padėtį, bet šičia yra labai svarbus ir reikšmingas momentas maldos, jo nepraleiskime. Tiesa, dar prie eucharistinio pasninko vandenį gerti galima, ypatingai žmonėms tiems, kuriems reikia dažniausiai gerti, taip pat vaistus. Jeigu vaistus reikia gerti, jie eucharistinio pasninko nesulaužo. Eucharistija tai yra Jėzus esantis duonos ir vyno pavidalais išlieka ir po mišių. Ir eucharistinė duona ir po mišių yra Jėzus. Ir tikriausiai pastebėjote, eidami mišiuose būdami, kad kunigas iš tokios specialios dėžutės, vadinamo tabernakulio, paima taurę su eucharistijos gabalėlės ir eina dalinti žmonėms. Tai yra ankstesnėse mišiuose konsekruota duona, Kristaus kūnas ir kraujas,
Ir jį galima kitose mišiose dalinti, ar nešti pas ligonį, ar tikintieji gali ateiti pasikalbėti su Jėzumi esančiu Eucharistijoje. Kiekvienoje bažnyčioje yra tabernakulis ir tabernakulyje yra Jėzus duonos pavidalu, Jėzus gyvas, tikras, pilnas, Jėzus kūnas ir kraujas, siela ir dievystė, tikras Dievas ir tikras žmogus duonos pavidalu. Taigi galime, turėdami laiko ir galimybę, nueiti su juo pasikalbėti. Ten jisai yra materialiu pavidalu. Vienintelis materialus pavidalas, kuriuo Jėzus yra su mumis šioje žemėje. Ir tikriausiai esate pastebėję ir buvę Eucharistijos adoracijoje, kur bažnyčioje į specialią monstranciją, į tokį specialų labai iškilmingą, stovą, yra Eucharistijos gabalėlis, padedamas ir tikintieji adoruoja Jėzų, kalbasi su juo, meldžiasi jam, garbina jį. Tai irgi dalis malonių, dalis malonės Jėzaus buvimo su mumis šioje žemėje. Labai svarbi. Tai tie iš jūsų, kurie neseniai priėmėte Eucharistiją pirmą kartą per Velyknaktį, gilinkitės. Kartais jūs net pajusite tai, ką aš dabar kalbu. Kartais Dievas duoda malonę net juntamų būdų tą patirti. Dažniausiai ne. Dažniausiai tiesiog bus duona, kurią jūs suvalgėte, priėmėte, bet Jėzus vis tiek ten yra, nepriklausomai nuo to, ar mes tą jaučiame ar ne. Kartais pasitaiko atvejų, kai Dievas duoda malonę ir nutraukia tą slepiantį duonos ir vyno pavidalo tą šydą ir vadinamieji eucharistiniai stebuklai, kai ar mišių metu, ar po mišių konsekruota duona pavirsta mėsos gabalu ir vynas pavirsta krauju. Jų yra pakankamai daug tų Eucharistijos stebuklų. Žinomi jie, kai kurie iš jų labai gerai yra ištirti medicininiu požiūriu. Vienas iš jų yra Italijos Lanciano mieste. Įvykęs Eucharistinis stebuklas prieš 1300 maždaug metų, kur kunigas mišių, šventė mišias ir mišių metu, konsekruojant, duona matomai pavirsta kūnu ir vynas matomai pavirsta krauju, kunigas išsigąsta ir lieka tie konsekruoti pavidalai tokie, kaip yra, kūnas kaip mėsa ir kraujas kaip kraujas ir išlieka iki šios dienos. Ir labai įdomus dalykas, prieš keliasdešimt metų bažnyčia leido juos tirti medicininiu būdu, su tinkama pagarba, bet su šiandieninė visa medicinos technika tie Lanciano Eucharistinio stebuklo pavidalai buvo ištirti ir yra moksliniai darbai parašyti, sukrečiantys jie yra. Mėsa yra žmogaus kūnas, yra širdies audinys, yra širdies audinio gabalas. Kraujas yra žmogaus kraujas, nustatyta grupė, ten visi, aš turiu knygelę angliškai, kas nors norėsite, galiu atnešti, sekantį kartą atnešiu, pasivartyti. Ten, reiškia, su visokiom medicininėm tyrimais naudojami moksliniai terminai, kurie man yra net nežinomi, ten daromos visos įmanomos nuotraukos, ten rentgeno ir visokiausiai kitokie spinduliai. Ištirti, kitaip sakant, jie ištyrė jį kaip tiesiog medicininį mėginį, bet kurio žmogaus ir padarė išvadas. Įdomus dalykas, kraujas yra tas pats kraujas, kaip ir Turino drobulėje. Čia yra ta pati kraujo grupė ir tas pats kraujas. Vėlgi įdomus pamastymui mokslinis duomuo. Tai ačiū uždėmesį.